Sveiki visi, esu alkoholikas Raimondas. Sveiki YouTube kanalo klausytojai. Šį vakarą pravesiu anoniminio alkoholiko online susirinkimą. Šis susirinkimas yra atviras, jame dalyvauti gali visi. Taip pat šis susirinkimas yra anoniminio alkoholiko. Todėl jame kalbėti gali tik anoniminiai alkoholikai. Aišku, klausimus gali užduoti ir visi. Taip. Atviro susirinkimo tikslas – supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su savo veikla ir kaip mes veiksime. Gal šiame susirinkime yra žiniasklaidos atstovas, paskaitytume laišką. Greičiausiai nėra. Tuomet preambulė. Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems įveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminiai alkoholikai draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ir įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip, ko nedaro A? Neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų, neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja, nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimas, neužsiima išblaivinimo slauga, nelaiko nakvynės namų, nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe, tačiau nariai grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja, nerengia religinių apeigų, nesuteikia gyvenamo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų, nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl jungtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialinėms tarnyboms. Taip pat primenu 12 tradiciją, anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos veža asmenybės, tai nefotografuojam, nerašinėjam, neminim kitų pavardžių, vardų, išsaugojam tai, kad čia išgirsime. Šiandien turime kalbėti iš A draugijos, tai yra Raimonda iš Alytaus ir jos namų grupė yra Žingsnis. Labai dėkojame Raimondai, kad skirėte gražų vakarą sekmadienio su mumis. Ir Raimonda sutiko pasidalinti tema gyventi vieną dieną vienu metu. Taigi, tada neišlaikau. Raimonda, žodis tau. Dėmesį klausome. Sveiki visi, mano vardas Raimonda ir aš esu alkoholikė. Tai labai noriu padėkoti, kad pakvietėte į šį susirinkimą, nes labai jau seniai dalinausi. Tai man bus tokia biški proga ir save pastumėti, ir prisiminti tą dvasinį savo gyvenimą, kurį gyvenu. Nes todėl, kad šiuo metu, kadangi auginu sūnelį, tai mažai lankau susirinkimų. Karts nuo karto nuvažiuoju, bet ne tiek, kiek buvo būtent ne prieš tai. Aš labai tokia buvau intensyvi lankytoja, man susirinkimai, tai nežinau, man nuo pat pirmos dienos man jie davė naują gyvenimą, naują būdą gyventi ir be jų aš visiškai, tai man dabar tas etapas toksai, kai norisi kažko tais, bet aiškiai labai suprantu, kad dabar yra toks metas ir kitaip vykti negali. Tai būtent į šią temą, tai gyventi šią dieną, nenuklysti kažkur, tai ką Dievas duoda, yra didžiausia dovana. Pasirenkant šią temą, kažkaip tais vis tiek galvoju, šiek tiek galbūt tos istorijos, kaip aš atsiradau, bet ne tiek daug, kad jinai nepimtų to viso susirinkimo. Tai aš atėjau 2009 metais, tai man dabar yra 15 metų ir
ten kažkiek tais mėnesių, aš jau nebeskaičiuoju jų, bet tai, kaip ir sakiau, ne, tai prieš tuos metus atėjau visiškai nukabinusi nosį, viduje su didžiulė kančia, nemokėdama absoliučiai gyventi, nesuprasdama, kas vyksta su manimi, tuo labiau net neįsivaizdavau, kad tai yra liga. Nes tuo metu, kad aš atėjau ją, tai labai buvo mažai apie tai kalbama. Daugiau tokias kaip pasmerkimo kažkas, tai tokiais aspektais, ne, kažkokia. Aš buvau įpratusi, kad mane ten vadina kažkokia girtuoklė, ne, kad ten, reiškiasi, kokį čia dar, jau dabar net neprisimenu, bet tai žodžiais, kurie jau ten būdingi girtuokliams visi epitetai, ne, tai tokia, kad liga, ne, tai pirmą kartą sužinojau, kai patekau į Minesotos programą ir man kažkaip, wow, o tai kodėl čia liga, o kodėl mane taip tada vadina, ne, ir tai yra kažkas taip paslėpta daug daugiau. Tai tam, kad kalbėti apie tai, ne, apie suvokimą, kaip gyventi man šiandien, tai reikėjo ilgo proceso, todėl kad reikėjo save susidėlioti absoliučiai iš naujo. Aš nemokėjau gyventi, aš nemokėjau kai kurių žodžių, aš atėjau iš gatvės to pasaulio visiškai nesuprasdama apie gyvenimą. Aš gyvenau tokį gyvenimą, kuris man tada būdingas buvo, gyvenu šią dieną, bet visiškai neturiu atsakomybės, absoliučiai. Aš gyvenu pas mamą, noriu dirbu, noriu nedirbu, turiu mažą mergaitę, kaip jinai ten išgyvens, kaip ten man sumokėti už darželį, butą ir ten taip toliau, tai man net nekildavo tie, kažkas tai turi padaryti už mane, bet tik tais ne aš. Tai tas supratimas visiškai apie gyvenimą, tai ir dabartis, ne, tai du visiškai skirtingi dalykai. Ir tam, kad kalbėti šiandien apie tai, ne, kaip gyventi šią dieną, man reikėjo pačios žingsnių programos. Todėl, kad susipažinti su tuo pačiu procesu, ne, tai apie šią dieną, ne, tai visgi dėl to mes kalbame jau apie 10-ąjį žingsnį, bet prieš tai eina visi 9 žingsniai. Tai su pačia programa aš susipažinau, kai man buvo berods 2 blaivybės metai. Aš visą laiką buvau ta, kuri norėjau kapstytis. Man neužtekdavo, ne, nes aš kai ir kalbu apie šią dieną, ne, kai aš išgirdavau susirinkime, ne, kad buvo gal kasdieniniai daugiau apmąstymai, ne, kai kalbėdavo būtent išlikti šią dieną, tai man būdavo tas pats, ne, kai tau draugas ateina, pasako, tu negerk. Tai labą dieną, apie ką čia, žinai. Tai man reikėjo to supratimo, ne, o ką reiškia, kaip gyventi man šią dieną. Nes visą laiką, ne, aš kai ir sakau, kodėl tas junginėjimas prieš ir į ateitį, ne, todėl kad, aš kai supratau, ne, kad kūnas pats negali nusikelti, ne, nei į praeitį, ne, nei į ateitį. Reiškiasi, mano mintys žaidžia su manimi, ne, tai man reikėjo susivokti, ne, kas darosi iš tikrųjų su manimi. Tai man būtent reikėjo žingsnių programos, ne, ir kai pirmą kartą aš apie ją išgirdau, tai man tokia, wow, apie ką čia, ne, aš irgi noriu tai žinoti, nes būtent aš tada buvau, aš atsimenu, Dzūkijos regiono stovykloj ir ten atvažiavo žmonės, kurie kalbėjo būtent apie 9-ąjį žingsnį, ne, apie atleidimą. Pas mane po 2 metų blaivybės dar va šičia viduje virė baisulinė kaltė ir sąžinės graužatis. Tai aš norėjau, kai jie pasakojo, kad jis sprendė daugybę problemų, norėjau, kad Dieve, kaip faina. Pas mane absoliučiai sugriuvę visur santykiai. Aš nemoku jų susitvarkyti, nuo ko man net pradėti, aš net nežinau. Tai mane tas užkabino ir aš tada kaip tik atėjau, dar atsimenu, pas tokį vyriškį, sakau, būk tu mano globėja. Dar taip nusipasako, ne, einam, aš tave supažindinsiu su viena moterim ir tai prasidėjo mano ta kelionė. Tai aš supratau, kad
Tam, kad pasiekti tą būseną, kad gyventi šią dieną, tai iš tikrųjų reikalinga daug darbo. Pirmiausias, tai susipažinti su savimi, įsišluoti, kaip sakyti, tuos savo namus ir atrasti tą Dievą. Gal atvirkščiai reikėtų, nesakyti, kad pirmiausia, tai atrasti Dievą, paskui visą kitą neįsikopti tam, kad pažintum save šiandieną. Todėl, kad praeitis, blemba kaip neduoda ramybės, va Jėzus, ten tokia sąžinės graužatis ir ten tokia kaltė eina, kad, aš, pavyzdžiui, nepajėgiau niekaip tvarkytis. Tai man reikėjo iki tų etapų eiti, kol aš 5. žingsnį pajaučiau visišką tą laisvę, kad galiu eiti jau į santykį. Į santykį su žmonėm. Pas mane buvo labai sudėtingas santykis su mama. Visą laiką buvo siena, todėl, kad aš ją kaltinau, mano mama tuo metu labai stipriai gėrė. Ir aš nerasdavau tos tokios, kaip sakyt, paguodos, kažkaip ją visą laiką kaltindavau, ir man, kad prieiti prie jos visą laiką būdavo toks, stop. Tai po to įsikopimo, man atėjo tas suvokimas, kad, aš turiu eiti į tą santykį, aš turiu eiti su Dievo pagalba. Ir kai aš tada dariau 9. žingsnį, tai nedariau kažkaip tais, to dirbtinai, bet man atėjo tas suvokimas, kad blembački fainai iš vis, kad aš turiu mamą. Ir man nieko specialiai kažkaip nereikėjo daryti. Aš atėjau, mamą apsikabinau ir atsimenu, aš jai padėkojau už viso, kad jinai yra tokia. Tai iki tų dalykų man buvo, pavyzdžiui, labai sudėtinga. Tai todėl, kad aš prisimenu savo vaikystę, kaip aš norėdavau, atsiprašau, matote, sūnus, kai aš norėdavau išnykti iš kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, aš kalbu apie savo emocijas, kai vaikystėje kažką tai prisidėbė, nenori, kad tas dalykas kažkaip tais pasišalintų. Ir tada kažkur tai nori visiškai nukeliauti kitur. Tai man kažkaip tai būdavo tas blaivybėje, kai atsitinka kažkoks emociškai sunkus dalykas, norisi kažkur tai visiškai pasišalinti, bet neišgyventi pačio to jausmo. Ir aš tada kartu su mamos tuo, kaip sakyti, santykiu, aš atradau tą dalyką, kad galima gyventi čia ir dabar ir priimti tuos jausmus tokie, kokie jie yra. Ir nereikia keldinėtis, ir galvoti, o kaip čia dabar bus. Tai aš atsimenu, kas mane įvedė būtent apie šiandieną, tai yra tada, kai aš rašiau 10. žingsnį. Bet tuo metu aš labai dar painiojausi, todėl, kad aš, kai pati programa vyksta naujai, aš nesuprasdavau kai kurių dalykų. Tai aš atsimenu, kaip priėjome tą 10. žingsnį su globėja, aš jai siųsdavau 12 nakties, ten buvo klausimų. Ir vienu metu, reiškiasi, man kažkoks buvo sudėtingas tada kažkaip tais etapas ir aš vakare jai nusiunčiu tuos 12 klausimų, o jinai man kažkaip susiskambinom ir sako, tai palauk, Raimund, tai kur tu buvai tuo metu, kai įvyko, aš dabar jau net neprisimenu to įvykio, kur tu buvai tą minutę. Ir aš jai sakau, ta prasme, aš, kaip, išgyvenau, tai kodėl tu man nepaskambinai, ir nepasakei, ką žinau, aš tai išrašiau, ten vakare į tuos 12 klausimų. Ir jinai man sako, štai, žiūrėk, 10. žingsnis yra ne apie tai, ne apie vakarą. Jisai yra apie nuolatos stebime save. Reiškia, šią minutę čia ir dabar. Ir aš tada supratau visą to žingsnio esmę ir aplamai apie ką čia kalbama čia ir dabar. Reiškia, tuo metu, kai manyje ateina, kai suverda kažkokia tai emocija, ateina situacija, aš ją turiu priimti čia ir dabar. Ir nesvajoti, kad jinai ten kažkur tai dings, nusikels, aš ją ten, nežinau, pamiršiu, išrašysiu, kas labai būdinga, mum, kad,
nu, va tas neigimas, ne dabar, aš noriu kažkur tai nukelti, taip ir toliau, ne. Tai va nuo to laiko man kažkaip atėjo visas tas aiškumas, ne, bet būtent apie ką čia yra kalbama. Šiaip analizuoti save yra labai sudėtinga. Ir čia yra labai didelis procesas. Todėl, kad vat reikia būtent tos, kai aš sakau, va Dievo pagalbos. Nes, mes žinome, kad mūsų mintis tai yra ten, fantazijų šaltinis. Ten tiek prifantazuoji, kad Dieve, galvoji, jau blim būčiau parašiusi kokią, nežinau, gal 10 romanų, ne, apie ten savo gyvenimą, ne, kokį norėčiau gyventi, kokį įsivaizduoju, koksai tenais, nežinau, turėtų galbūt, ne, ir taip toliau. Tai vat nusikelti į čia, kas yra dabar, yra labai sudėtinga. Tai man, pavyzdžiui, vat, šie metai buvo labai sunkus. Jie tokie, galiu pasakyti, emociškai galbūt sunkus, ne, nes čia kažkaip tais pavasaryje, ne, ten mano dukrai, nepasitvirtinusi jinai buvo, bet norėjo nustatyti ten onkologinę ligą, 22 metai yra, tai man labai, ta prasme, emociškai buvo sunku, ne, paskui susirgo mano vyras, darė operaciją, paskui vaikas susirgo, ten, nežinau, mašina sulūžo, tokių etapų, kur atrodo, visiškai, ne. Ir aš labai supratau, vat, ko man yra dabar nebūdinga, kad nekristi į kraštutinumus, bet išgyventi emociją čia ir dabar. Ir aš nuolatos dėkojau Dievui, ne, už tai, ką jis man siunčia. Nebesvarbu, ar man būtų labai sunku, ne, aš galvoju, žinai, aš tik tais prašiau, Dieve, duok man ženklą suprasti, kas čia vyksta, ką tu man siunti. Vat kažkas tai mano gyvenime, ne, kažkas tai yra, nežinau, tikriausiai ir susivėlė, arba aš kažko tai nesuprantu, ne, leis man tą išgyventi, kad aš pamatyčiau tavo ženklus, ne, nes visa tai, ką tu duodi, yra didžiausia dovana. Ir iš tikrųjų, vat, emociškai, ne, ir kaip sakyti, mintimis tu žinai vis tiek, kad vienaip ar kitaip tie etapai praeina, kad ir sunkus, ne, ir ateina visą laiką tie, kaip sakyti, gerieji etapai. Tai niekada nepasiduodu emocijom, aišku, labai tvyro įtampa tame, ne, bet leidžiu savo išgyventi būtent čia ir dabar. Jeigu noriu verkti, ne, paverkiu, jeigu noriu džiaugtis, džiaugiuosi, jeigu noriu dainuoti, dainuoju, bet darau čia ir dabar. Nes tam, kad nuklysti kažkur kitur, kad tai vyksta ne su manimi, ne, tai jau nėra būdinga man. Ir tai jau tai yra praeitas kažkoksai tai etapas ir man visiškai to nereikia. Aš vat už tai, ką ir sakau, net, kad tas čia ir dabar, ne, yra labai sudėtinga, nes reikia labai save, ta prasme, pagauti, ne, ir išanalizuoti. Nes, kartais norisi, ne, vat, nuklysti, ne, kažkur nusikelti, ne. Man buvo tokių momentų, kad, gerai, ne, išgyvensiu tą, bet aš jau noriu, kad ateityje labai būtų gerai, žinai. Bet tas pabėgimas, bet ne, Raimonda, išgyvenk tą emociją, ne, čia ir dabar, ne. Ir tiesiog, ne, prašyk Dievo, ne, tos pagalbos, ką tu gali padaryti savo tuo veiksmu. Tai va, tai tokie dalykai, ne, iš tikrųjų vyksta ir man nuolatos reikalingas tas 10 žingsnis, ne, stebėti save. Ten antra jo dalis jau neskamba tai kaip pasekmė ir jei būdavome neteisūs, ne, prisipažindavome ten suklydę, tai jau kalba, ne, visai apie kitus dalykus. Bet tą pirmąją dalį, kas yra būdinga gyventi šią dieną ir šiuo metu, ne, tai man labai, sakau, tinkantis, ne, ir patinkantis dalykas, todėl, kad, neįvyktų ta pasekmė, kaip sakyti, ne. Tai aišku, kad tai yra labai sudėtinga ir aš negaliu pasakyti, kad man, pavyzdžiui, nebūna tokių dienų, kad žinot,
žinoma, aš ten nenusikelčiau kažkur tai, ne, į ateitį ar ką, bet jau pas mane, nu, nėra tiek tos fantazijos, ne, kad kažkas tai, va, ten persiverstų, ne, kad pasgerėtų. Aš tą žinau, ne, kad mano smegenys, ne, ir mano liga nenori malonumo, kad aš nuolatos pajusčiau malonumą. Nes kas yra, vat, kodėl aš noriu nusikelti, pavyzdžiui, kitą dieną, ne, kad ten grįžti į praeitį. Dabar, aišku, ten ta praeitis, ne, tai jau nėra ten tas kaltės ir sąžinės graužatis, tai dažniausiai ateina iš tos nostalgijos, ne, kai prisimeni kažkokius tai ten, nežinau, įvykius, atsitikimus, ten geruosius dalykus, ne, vat, būtent pasakoju, pavyzdžiui, ne apie tą pačią gerimo, ne, praeitį, bet jis eina iš tikrųjų iš jau visai kitų dalykų, ne, iš tos, vat, kažkaip laisvės, tos tiesos, ne, kas yra dabar ir taip toliau. O vat ateitis, ne, tai nu, toks biškai sudėtingesnis etapas, ne, kai nu, norisi pakeliauti, bet jau, nu, kaip sakyti, galbūt jau nebe tiek, nebe su fantazijom, ne. Ką aš supratau, bet per tą dalyką, ne, kodėl mane gazdina, pavyzdžiui, ateitis, kai aš išgyvenu baimę. Man buvo toks periodas, man Dievas dovanojo vat sūnų, man esant beveik 44 metų. Ir mane užliejo begalinė baimė, kad aš esu per sena ir kaip aš jį užauginsiu. Nu, tokia, žinokit, net panika, tokia galvo, eina sau, kas dabar bus, žinai, kaip, ar suspėsiu, žinai. Čia reikia kažkaip tais va gyventi šią dieną, viską pajusti, žinai, kaip, nu, tokie, žinai, norisi atsikrypti už kažkokį tai laiką, nors aš nežinau, kas tenais bus, žinai. Ir tokia, nu, iš tikrųjų, tokia, nu, nesąmonė, absoliučiai galvoju. Ir tai tęsiasi, nu, gan tokį ilgą tarpą. Ir aš tada kažkaip tais, aš nežinau kaip kitiems, bet man, kada kyla baimė, man labai reikia Dievo. Ir aš tada varau į bažnyčią. Na, aš nežinau, man ten, aš atrandu ramybę, aš ten kažkaip tais, nu, mano matyti ten vieta. Ir aš kažkaip tais, Dievo prašau, kad Dieve pašalink mano baimės, leis man gyventi čia ir dabar, be absoliučiai be jokių. Tu, Dieve, tik tai žinai mano gyvenimą, tik tai tu gali, ne, nu, man padėti, neišgyventi šiandieną. Ir kažkaip tais, kai aš, kaip manyje vyksta pokalbis su Dievu, mano baimės mažėja. Ir šiandienos, pavyzdžiui, man jau nebėra baimės, ne, tai reiškia, ką aš noriu pasakyti, kad tas emocijas, kurios gąsdina dėl ateities, ne, jas išgyveni čia ir dabar, nesvarbu, kiek jos begąsdintų. Nes, nu, visą laiką, aš kai ir sakau, kodėl vengi šiandienos, todėl, kad nori išvengti pačios būsenos. Kad tai atrodo vyksta ne su tavimi, ne, kad, nu, vis tiek aš kai žmogus, ne, ir kai priklausomas žmogus, ne, man reikia to malonumo ir komforto zonos, ne. Ir kai ateina kažkoks diskomfortas ir aš išgyvenu tą vidinę baimę, ne, man visą laiką norisi nusikelti kažkur tais ten, kur aš, nu, galiu pabūti, nu, pavyzdžiui, ateityje, ne, ten, kur man atrodo bus kažkaip tai ten faina, ramu, ne, ir ten kažkoks bla, gyvenimas, ne, nuostabus, ne, ir aš tada visiškai pamirštu tą, būtent tą nedabartį. Tai tai kai aprimsta manyje tos emocijos, ne, kai aš atsisuku į Dievą, atrasdama atsakymą, kad viskas ar taip priklauso nuo jo valios ir aš čia nieko nebegaliu padaryti, ne, tada man ateina tas sprendimas, kad, nu, Raimonda, gyvenk čia ir dabar. Džiaugis tuo, ką turi. Lemba, tau davė, eik tu savo, tau tokių metų dovanojo vaiką. Čia fantastiškai. Yra, nu, tai gyvenk dabar, nedžiaugis ir negalvok visiškai apie tą rydieną. Nu, galiausiai, kaip mes sakome, ne, vaikai yra Dievo vaikai, ne, ir aišku, tu negali ten visko atsiduoti, bet, nu, daryk viską, kas yra, nu, kas priklauso nuo tavęs. Ir tada iš tikrųjų ateina tas tokias, nu, kai sakau,
ne wow momentas, bet tas toksai, nu, gera, ne, kai tu atrodo nesi vienas, ne, Dievas visą laiką yra su tavimi. Tai va tokių daug, va, būtent nepagristų baimių mane ir va nukelia į tą, ne, baimę gyventi, va būtent, ne, nusikelti, baimė gyventi šiandieną ir noras nusikelti būtent į rytdieną, ne. Pavyzdžiui, kaip ateina kažkokia tai situacija, ne, ten nežinau, sudėtinga, ne, ir aš neseniai, va, irgi gavau patvirtinimą, aš kai sakiau, kad, nu, va, tokie metai sunkus, ir man toksai ateina atsakymas, ne, vis, kad Raimonda, tau reikia kažkokių tai vidinių pokyčių, bet aš nesuprantu, ko aš noriu gyvenime, nes ir darbas, man atrodo, nes šiais metais ten ir į darbas, nu, reiškiasi, po dekreto grįžau ir manęs netenkina ir taip kažkaip tais, vat, viskas taip sukasi ir aš galvoju, blemba, čia kažkas yra, gal man pačiai kaip žmogui, vat, reikia to brandos etapo, nes aš atsimenu, kad aš, vat, buvau moksluose, ne, ar ten, man labai patiko, vat, tas pats procesas, ne, tu kažkur tai pakyli, atrodo, ir bręsti, ir viskas yra labai faina, ne, ir kai tą pabaigi, atrodo, nu, blembački, nu, ko čia vėl pradėti, ne, tai vat, kai man baigėsi tas dekretas ir aš grįžau į darbą, ne, blemba, atrodo, taip viskas, nu, viskas aišku, viskas ten neįdomu, žinai, reikėtų kažką tai keisti, bet ką keisti, nieko nesuprantu, ne, ir taip makaluojuosi, po šiai dar makaluojuosi. Ir man, vat, kaip tik davė Dievas tokią dovaną, aš turiu problemų su stuburu. Ir kaip tik mano vyras, kaip darė jam operaciją, jisai pateko, nu, reiškia, jam davė siuntimą į sanatoriją. Nu, ir jisai kažkaip buvo, blembački, čia gerai, žinai, čia jau jam tai per gerai, žinai, nieko savo, žinai, pažiūrėsime, žinai. Ir jisai man vis sako, žinai, jeigu tau duos va tą vat gydymą, tai tu būtinai rinkis tą sanatoriją. Sako, pamatysi, kaip faina. Nu, gal ir faina, tai ką žinau, nežinau. Va, ir aš kaip nuvažiavau, iš tikrųjų suprantu, blemba, koks fainas etapas. O, Jėzus Marija. Ir žiūriu, toj kortelėje man išrašyta, reiškia, ten prie procedūrų psichologinė konsultacija. Iš pradžių, žinai, nieko savo. Galvoju, ką tai manau, jau, žinai, pasakys tokio. O, žinai, darbe dirbu irgi psichologijos centre, žinai, bet šiaip nesu psichologija, bet pačiam centre aš ten dirbu. Tai galvoju, nu, nieko naujo aš ten, žinai, su tokiu jau požiūriu, žinai. Nu, ir ką čia man tokio naujo čia, žinai, pasakysiu, bet nueisiu, žinai. Nu, vis dėlto nueisiu, žinai, pažiopsosiu vis, įdomumo tiek, žinai. Ir ką jūs galvojate, aš gaunu iš tikrųjų patvirtinimą. Jinai man ir sako, kas vyksta su jumis viduje, žinai. Ir aš jai tą pasakoju, sakau, žinokit, aš išgyvenu, nežinau, sakau, kažkokį, fiziškai aš jaučiuosi tikrai atsigavusi po tų procedūrų, bet emociškai aš išgyvenu vis tik tą etapą, kai man norisi kažkokio pokyčio, bet aš netrandu, aš makaluojuosi. Ir jinai man ką sako, tu susidaryk planą aplamai, ko tu nori gyvenime ir siek jo. Nu, blembački, panašu į mūsų 10 žingsnį, nesakykite. Tvarka tavo gyvenime, tai yra planas, viskas, ir atiduok Dievo valiai. Tu daryk veiksmą, kas nuo tavęs priklauso, o visa kita vyks pagal Dievą. Aš išeinu iš kabineto to, ačiū tau Dieve, šakė, taip faina, žinai. Ir aš gaunu dar vieną tą patvirtinimą, ne, kad aš atsekiau savo baimę. Ir aš iš tikrųjų, man ateina tie momentai, aš esu baigusi socialinį darbą ir noriu grįžti į tą sritį. Ir man reikia keisti. Ir aš bijau keisti. Todėl, kad manyje kyla dar toksai pasipriešinimas, o galbūt aš nesugebėsiu. Aš dar nepabandžiusi, bet aš reiškiasi bijau. Ir staiga man duoda atsakymą, o tu nebijok, tu daryk planą, susidaryk savo planą ir eik į tą, o rezultatas viskas priklausys nuo Dievo. Ir aš galvoju, blembački, tavo atsakymas, gyvenk,
čia ir dabar susidėliok, o visa, kad nekiltų tavo baimės, tau atsiųs Dievas. Va tau ir atsakymas. Ir viskas, va tai, iš tikrųjų yra paprasta. Ir ką jūs galvojate, aš prieš kelias dienas gaunu skambutį, ar tu nenori, bet ten keisti pareigybės, ir eiti į socialinį darbą. Va. Ir viskas priklauso tik nuo mano veiksmo, o visą kitą padarys Dievas. Tai man va tokie, suprantat, va tie aš kodėl ir sakau, kad tai procesas, todėl kad ir savęs stebėjimas, todėl kad tai reikia suprasti. Tai reikia suprasti ir tai, kaip aš sakau, bet tai nėra tas, kai aš pradžioj, ką minėjau, kai tau ateidavo ir draugas, ir sakydavo, tu negerk ir tau viskas įsispręs, o kaip negerti? Tai man va tas, yra ir dalykas, kad gyvenk šią dieną, o kaip gyventi, jeigu tu nesupranti, tai tam, kad ateitų aiškumas, tau reikalinga 12 žingsnių programa, nes tu kitaip nieko tu nesuprasi, bent jau man, pavyzdžiui, tai labai painu. Tai man, sakau, po kiek čia 15 virš metų, dar ateina vis tie nauji patvirtinimai, kad, tai reikia daryti, tai žiūrėk eiti, tai išmoka, ten taip ir taip daryk, ir aš kai tik tais pasitvirtinu, man įsipildo 9 žingsnio pažadas, kur ta ateina, sako, laisvė, ir ateina ta būtent ramybė, todėl, kad tu jau gauni tą sprendimo būdą, kad jau tau nebekyla baimės, tu gavai aišku tą atsakymą, kaip tau reikia tą daryti, žengti tą žingsnį. O visa kita, kaip aš sakau, priklauso nuo to Dievo valios, baimės ir buvimo. Tai man būtent išmokti gyventi šią dieną, ir būtent, ką reiškia šiuo momentu, šiuo momentu labai tai keitaliojasi tos emocijos, man galbūt būdingas daugiau, šią dieną atsirink savo būtent emocijas, šią dieną pasitvirtink, kas su tavimi vyksta, šią dieną tu turi, tu turi ir privalai, tai ne tas jau, čia varau pagal savo valią, čia jau ne Dievo valia, Tai jo, man, matote, kodėl aš sakau, kad tai yra reikalingas procesas, todėl, kad galva vis tiek nori savo. Tai kaip aš atsirinkau, o ne Dievo valią, kai aš pačiam pirmam žingsnį pamačiau, kad labai daug būdingų bruožų, kad aš neduodu Dievui veikti. Pas mane nuolatos eidavo rašiniuose, savianalizai, tu privalai, tu turi tai, tokie, suprantat, bet man atėjo čia nuo vaikystės, todėl, kad man mama nuolatos kartodavo tuos žodžius, kad tu privalai, tu turi ten susikaupti, padaryti ir taip toliau. Mano mama buvo tokia labai, kritikė. Ir aš tai išmokau tą daryti ir atrodo, kad be manęs tai visiškai čia net, negali suktis pasaulis, Ir tam, kad paleisti, žiūrėk, aš kartais, kai kalbu, man vis tiek tas grįžta, tu privalai, tu turi. Ir netgi, kai ateina sunkus momentas, man kartais iškyla tas, tu dabar turi ten, greitai, žinai, tą padaryti, kad pasiekti tą, blemba, paskui, Raimonda, blemba, stabdyk, ne tu turi, paprašyk Dievo, Dievas su tavimi kartu ir padarys, Tai aš už tai ir sakau, bet man, pavyzdžiui, sakau, aš toks esu žmogus, kuris, mėgsta pasikapstyti, mėgsta analizuoti tenai. Aš kartais taip kapstausi, kad nusikapstau. Mano, pavyzdžiui, vyras yra irgi iš A, bet jisai yra toksai paviršutiniškas, jisai labai giliai nelenda. Blemba, kaip aš jam pavydžiu. Jis išgyveno labai lengvai emocijas. Jau aš, tai jau, nežinau, kapstausi, kol paskui nusikapstau, kol randu sprendimą, kol priimu tą, kol suprantu, pasitvirtinu ir tik tada
šitas galiu pradėti veiksmą. Nu, man, pavyzdžiui, va, tai va visą laiką. Todėl man, nu, labai sunku, va, irgi aš kodėl ir sakau, ne, išgyventi, ne, ir suprasti, kas vyksta su manimi, ne, nu, va, būna tas, ne, kad aš turiu iškalbėti. Aš visą laiką, va, aš ką jau dabar, ne, įgyvendinusi, kad šalia manęs, ne, kad turiu, va, matai, kaip vis tiek ateina, aš patys turiu, kad šalia manęs, ne, bet būtų tas žmogus, su kuriuo galėtų tučtuo jau pakalbėti, atėjus, pavyzdžiui, kažkokiai emocijai. Tai aš visą laiką apsistatau žmonėmis. Aš turiu tokių žmonių, kuriuom paskambinus bet kuriuo metu, aš galiu pasakyti, blem, pačkai vienąsyk man, kai užėjo, aš toks sunkus, kažko supykau ten ant vyro ir skambinu ten savo globotinį. Mes labai mėgstam pasikapstyti. Ir jau, kad varau keiksmažodžiu, o jinai man rėkia yra gerai. Varyk, 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 žinai. O aš ten su viskuo, žinai. Ir blembačkai, nu ir iš tikrųjų, kai išvariau, man kaip atrodo, wow, kaip faina, žinai. Ir jinai sako, žinai, o dabar eik apsikabink, žinai, ir atsiprašyk. Nu, blemba, tada sakau, taip, įsijuokiau, žinai, ir taip faino pasidarė, žinai. Galima sakau, ačiū tau, žinai, kad esi vat, mano gyvenime, nes, nu, iš tikrųjų, kai ateina ta emocija, nu, tai taip užlieja, žinai, kad atrodo, nu, ten šakė, žinai. Tai va, tai šiandien turiu, vat, Dievą, žmonių, kurie yra šalia, kuriais galiu, ne, ten pasidalinti, išsidalinti savo emocijom, ne, turiu susirinkimus, va, labai dėkoju globotinė mane, kad vis iš naujo su jomis atrandu ir save kaip tik. Programoje, ne, visai iš tikrųjų, nes tai, kas vyksta su manimi čia ir dabar, iš tikrųjų tai yra Dievo dovana. Ir aš visiškai atrodo, nu, kaip sakyti, ne, ten, nu, galima sakyti, nesvajoju apie tokį gyvenimą, ne, ten taip ir taip jau būtų, čia jau labai jau toksai, ne, ten, bet, nu, tokį gyvenimą, kokį dabar turiu, ne, jisai man, wow, kaip patinka. Tai va, ačiū, kad paklausėte. Tai dėkui labai, Raimondai, turim gražaus laiko, prašau, užduokime klausimus. Alkoholikas, ačiū labai, Raimonda, už tokį praktišką pasidalinimą, taip norėjusi išgirsti konkrečių patarimų ir labai faina buvo tiek daug papasakota. Dabar aš norėčiau paklausti iš tokios biškį praeities, iš pirmųjų blaivybės metų, kai praėjai programą, ar buvo noras grįžti prie senų elgesio modelių, prie valdomumo, noro viską kontroliuoti, noras negyventi pagal programą, ar buvo kažkokių tokių vidinių, buvo pasidaryk kažko? Ačiū už klausimą. Jo, aš 2 kartus kartojau netgi programą. Todėl, kad per pirmąjį kartą aš neįsisavinau pačios programos esmės ir vėl grįžo mano tas senasis gyvenimas, kur, žinai, tokia būsena, kur atrodo tu blaivi, bet viską darai, kaip būtų girta. Absoliutus kažkoksai tai vat chaosas. Ir man tada atėjo toksai supratimas, kad aš kažką tai praleidau. Aš neįsisavinau visiškai to. Ir tada antrą kartą paprašiau globos. Tada buvo, nu, mano ta pirmoji globėja buvo tiesiog atsitraukusi nuo programos, todėl jinai man ten, reiškiasi, aš grįžau pas tą moterį, kur prašiausi pirmąjį kartą. Ir vat būtent tada per antrąjį kartą, kai aš ėjau programą, aš supratau visiškai kitus dalykus. Ar dingo iš manęs kontroliavimas, ne? Tai aš nepasakyčiau, kad visiškai kontrolė vadingo, kad nenoriu absoliučiai nieko kontroliuoti. Žinokit, kaip vyrą noriu kontroliuoti, tai dar po šiai dienai. Tai, nu, negaliu, žinokit. Tai vat pats sudėtingiausias etapas, ne, savo gyvenimą, vaiką, tai tu čia gali sukontroliuoti, kai nežinau. Nu, bet kai vyras nepasiduoda kontroliai, nu, tai šakė, žinokit. Tai nuolatos turiu prašyti, ne, pas Dievą, kad
tą, kad aš suprasčiau, kad manyje yra klaida, ne jame yra klaida, ne? Kad kažkokių tai, kad įvykių, ne, kad nesukontroliuočiau, gal jau to net nėra. Aš kodėl ir sakau, ne, kad pati programa yra procesas. Ir tikrai neteis tas supratimas, nes nuolatos keičiasi. Vienais metais aš supratau vienus dalykus, kitais metais dar kitus dalykus. Kai aš pradėjau dirbti su globotinėm, atėjo pas mane dar visiškai kiti supratimai. Kai aš šaukiau, wow, blembački, žiūrėk, praleidau šitą vietą su globėja. Pasižiūrėk, apie ką čia rašo, eina savo koks dalykas, kaip aš tai galėjau, žinai, praleisti. Ir kai aš sakau, viskas keičiasi, ne, kiekvienais metais vis vyksta kiti dalykai, ne, ir tas, kad visiškai išnyktų kažkokie tai dalykai, ne, tam aš ir sakau, čia reikia įdėti labai daug veiksmo, ne. Aš kai ir sakau, visą laiką noriu savo priminti, Raimonda, būk paprasta. Paprastai žiūrėk į viską. Nes kartais ir ta programa, supranti, būna kaip, kaip man čia protingiau dabar pasielgti pagal programą. Imk ir pasielg paprastai, kažkodėl norisi taip, žinai, pakišti, Aš atsimenu, žinai, kaip mes tie pirmieji, kurie ten baigėm programą, žinai, buvom tokie, žinai, iliuzininkai. Jau pro programos, tai jau dabar, supratau ir mano gyvenimas, labą dieną, kai ateina situacijos, kai duoda, tai, žinai, ten atrodo nieko, tu nifiga tenais nesupranti, ne? Tai tas kažkaip tai baigėsi, ne? Kad, vis tiek kažkoksai tai, kaip tau pasakyti, ne? Kai ateina situacija, tu peržvelgi dar kartą. Nes jeigu už kokios dalies kabiniesi, reiškiasi nesusitvarkysiu savo praeitim. Man tai bent jau yra, iš tikrųjų. Nes aš dabar ir atsirinkau, ne? Kad kas velkasi su manimi, ne, tai yra mano dvasios defektai. Tik tais tai. Tai nežinau, ar atsakiau į tavo tą klausimą. Ačiū labai atsakei, bet kilo kitas klausimas. Kas buvo kitaip einant antrą kartą programą? Koks ten skirtumas? Nes aš tai tik vieną kartą jau programą, dėl to man labai, kas buvo kitaip antrą kartą. Tai ir gerai, vieno karto gal ir pakanka. Mūsų knygoje yra labai aiškiai parašyta neužmigti ant laurų. Ne? Kažkurio ten prieš 10, man atrodo, kaip tik žingsnėje, ne, yra parašyta, kad tik neužmigti ant laurų. Tai aš labai supratau, kad aš užmigau tame. Kad man atrodė, kad kaip pasakyti, neįdedant veiksmo situacijos pačios įsispręs. Toli, gražu, ne. Todėl, kad dažnai, ką girdėjau irgi, ne, kad, čia baigėsi žingsnių programa, o ką toliau, žinai. Čia pabaigėt žingsnių programą, žinai, o kas toliau? Tarsi tarytum, žinai, žmogus numirė ar ką, bet visiškai ne. Ir knygoje, yra rašoma 75 puslapyje. Tačiau turime eiti toliau, o tai reiškia daugiau dirbti. Kur yra atsakymas, ne? Reiškiasi tam, kad aš atrasčiau dar save ir pasitvirtinčiau tai, ką supratau per programą, aš turiu dirbti su kitais žmonėmis, taip aš atrasiu save. Todėl, kad mūsų yra pagrindinis principas perduoti tai kitam, ne, ir išlikti blaiviam. Iš to pirmumo jau, ne, kai Bilas su Bobu, ne, ėjo ir dalinosi savo istoriją. Ir jie taip tėškė, ne, apie pačią programą, ne, kas buvo, ne, kas įvyko ir kaip yra toliau. Ir jie aiškiai kalbėjo apie Dievą. Aš tuo momentu dar, kai ėjau žingsniais, pas mus, pavyzdžiui, apie Dievą šnekėti buvo visiškai tabu. Kas šnekėjo apie Dievą, tai biškį reikėjo tą toną biškį nuleisti. Nes, buvo neįprasta. Dar prieš 15 metų, aš atsimenu, tokia buvo pas mus Alytuje, tokia dabar jau amžinatilsį, drąsi moteris, kuri
kaip jinai susirinkime ateidavo, jinai kaip dėdavo apie Dievą, tai jis, Jėzus, tyliau, negalima, ne, žinai, tas va buvo. Bet dar nebuvo kalbama apie programą. Kada jau atėjo programa, pradėjo žmonės daugiau kalbėti apie Dievą. Ir iš tikrųjų labai fainai. Nes, be Dievo, tai čia iš vis, aš kai sakau, neįmanoma. Va, tai man kas pasidarė, ne, aš tai įgavau didesnį tą sąmoningumą su Dievu, pačia savimi, ne, ir santykyje vat su kitais per savo globotinius. Man pasidarė, aš pasitvirtinau tada tuos vat visus atsakymus, ne, ką aš gavau per programą. Tiek. Ačiū labai už atsakymą. Dėkui labai, Ilja. Prašau, dar klaustumėt. Alkoholikas, kol kiti galvoja, o kada dingo noras gerti, ties kokiu žingsniu tai buvo, ar tik atėjusi, kaip tas vyko? Kada dingo noras, ne, gal. Aš gal tiksliai taip net nepasakyčiau, kada aš net nepastebėjau šiaip, kada man dingo noras. Aš stebėdavau tik tais, tas pačias reakcijas į alkoholį. Man buvo labai sudėtingas laikotarpis pirmų metų. Tai man Dievas davė pažinti save per tą, ar tu tikrai nori išlaikyti tą blaivybę. Nes aš atsimenu tą laikotarpį, kai tu eini į grupę, tai viskas su tavimi yra tvarkoje, ne, ten po susirinkimo vis tiek ateina ta ramybė, kažkaip aš nuimdavau ir viskas tvarkoje. Bet vieną kartą mes kažkaip išvažiavome dar buvo gyva mano močiutė, išvažiavome į tenais ir žinote, ten, atvažiavo, kai ten viską, tokius nukraunamas stalas, ne, ten bonka ant šito stalo ir ten vaišinasi. Ir mano brolis atsivežė sidro ir jisai darė tą skarbonkę ir tas šnypštimas. Blinkai pusė mane, aš jo, o Jėzus Marija, galvoju, blembački, kaip dabar čia, pažiūrėkite, kaip iš karto mintis. O blembački, gal paragauti? Blemba toli. Jonava nuo Alytaus, o blembački, taigi niekas nesužinos. Parvažiuosiu į Alytų ir sakysiu, toliau tęsiu savo blaivybę, pakavosiu. Tai įvyko per kokią, nežinau, per porą gal minučių kokias šitas dalykas. Nežinau, kas mane tai vedė, aš tai tikiu, kad Dievas, bet aš pakilau ir nuėjau į kitą kambarį, todėl kad man staiga labai galva pradėjo skaudėti. Matyt, nuo tos pačios įtampos ar taip ir šitas, ir aš pasikėliau ir atsiguliau ant lovos ir užmigau. Ir aš kažkaip tai tada supratau, juk tu savo galvo, kaip čia klastinga, wow, žinai. Ir man būdavo tokius, kai aš pradėjau tada ženklus stebėti. Ir aš galvojau, tas ligos principas, kai atsiranda potraukis, ir tu nesuvaldai minčių, ką rašo, žiūrėkite, apie tą pirmos taurelės bekokybę, tai yra labai sudėtingas etapas. Ir jeigu tik tais mintimis nukeliauji, viskas, atkrytis yra garantuotas. Ir man buvo tokių momentų, kada aš stoviu parduotuvėj ir
vienas vyras ten, aš atsimenu, pirko vaikui matyti tenai saldainių tokį maišiuką ir butelį degtinės. Ir aš galvoju, nori va įtikti, žinai, vaikui perka saldainių, žinai. Ir jisai taip ištaiga aš jį išgirdau, žinai, kad ten akcija tam alkoholiui ir taip toliau. Ir žiūriu aš į tą etiketę. Ai, tu savo galvoji, tai akcija, tai ką jisai dabar neima tų 2 bonkų, tai ką jisai veiks su ta 1 bonka, žinai. Ir aš jau atsistojus, žinai, pati su savim diskutuoju ir žiūriu, žinai, į tą lentyną. Ir man, tokia, žinai, staiga mintis, oi, blemba, čia ką čia dabar darau, žinai. Ir supratau, žinai, kad reakcija, tai yra natūralu, žinai, tai niekurgi nedingsta tas dalykas, ne, tik tai, kad šiandien jau to nėra, žinai, bet kaip pasakyti, kaip nėra, ne, vienaip ar taip, man, pavyzdžiui, būna ir dabar, kai susapnuoju, pavyzdžiui, kad geriu alkoholį, nežinau iš kur, gal kažkokie tai pasąmoniniai dalykai, ne, gal ten kažkas tai, ne, ar pašneki vis tiek per susirinkimus, dažniausiai šneki apie tai, tai kažkas tai ateina ne iš to, bet aš jau dabar tai nesureikšminu, nes, šiandien tai jau suprantu, va, tą dalyką, ne, kad, mane nuo to, va, kas ateina ten, pavyzdžiui, tą susirinkimą, neskiria tik tai 1 taurelė ir man, jeigu susidurniuotų mano protas, ne, tai būtų labai jau skaudu. Tai aš kažkaip tai tą visą laiką, va, išlaikau, kad, bendriau gal ir, nėra tokio jau dabar. Aš kažkaip, nežinau, nesureikšminu. Jau matyt, jau pasišalinis visas tas dalykas, nes kažkaip tai anksčiau mane erzindavo labai girti žmonės. Siaubas, galvos, nejaugi tokia durna aš buvau, oh my god, žinai, o dieve, žinai. Bet supranti, tai buvai durna, va, tokia, va, tau yra pavyzdys, ne, ir kažkaip tais, bet dabar man sakau, va, kažkaip tais nebeerziname, nebereaguoju, nesureikšminu jau gal dabar to, ne, jeigu ir ateina kažkas, tai va, kai ir sakau, susapnuoju, matyt, tai turėjo būti, nereiškia, kažkur tai ten kažką gal išgirdau, ar apie tai buvo šnekėta kažkas, tai va, ir tą išgyvenu. Bet kada va, tas potraukis būtent, aš neprisimenu netgi. Kai aš nežinau, man žinokite, va, aš labai išgyvenau tą gėrimo laikotarpį labai sunkiai ir man sąžinės graužatis buvo dėl mano mergaitės. Tai aš, kai atėjau į blaivybę, aš jau savo buvau tokį, ne tai, kad nusistačius, bet manyje jau atsirado tas, jeigu aš paimsiu vieną, aš vėl grįšiu atgal. Nežinau kodėl, aš visą laiką gyvenau tą dieną su ta mintim, jeigu viskas čiuožiu atgal, jeigu ir viskas čiuožiu atgal. Ir kažkaip tais, ėjo, praėjo ir viskas. Reakcijos tos, žinai, būna, bet sakau jau dabar, tai jau kažkaip nesureikšminu. Ačiū labai. Jolanta alkoholikė, ačiū tau už pasidalinimą, už tavo patirtį. Norėčiau paklausti apie žingsnius. Gal koksai įsidėmėtinas, ar sunkiausias, ar lengviausias žingsnis, gal kokia įdomi patirtis dėl žingsnių. Nes kai sakėjai, 2 kartus ėjai, aš dabar keliauju 3 kartą žingsniais. Ir dar nėra, ir blaivybė, mano dar nėra metų pilnų. Jau 2 blaivybė po atkryčio. Vat įdomu, patirtis su žingsniais tavo. Ačiū. Ačiū tau. Šaunuolė, kad nesustoji, kad eini ir aš kai sakau, jeigu yra tik tais, vienam, žinai, čia tas pats, kai su gėrimo laikotarpio, ne, kad, vienam atrodo taip įsisavino labai staigiai, ne, kitam reikia dar, to supratimo, nes aplamai, kas yra blaivybė. Šiaip, man kas yra ir pats svarbiausias, tai yra pirmas žingsnis. Pats pirmas žingsnis, suprasti, kas tai yra bejėgiškumas. Ir kol to neįsisavins, aš galiu pasakyti, nieko tai gero nebus. Nieko absoliučiai gero nebus.
Vienas dalykas, ane, aš labai atskiriau tuos, pirmas žingsnis aplamai eina iš tokių 3 etapų, ne, tai yra pripažinimas, pasiryžimas, pripažinimas, ane, yra susitaikymas. Ir kodėl tai visą laiką pamirštamas tas yra susitaikymas? Todėl, kad pripažinti yra vienas dalykas, ane, aš atsimenu, kai papuoliau į Minnesotos programą, ne, ir kai ten sako, aš ten toks ir toks alkoholį, aš toks, reikia ir aš, Raimonda alkoholikė, reikia ir sakai, bet įsisavinti, kas tai aplamai yra, ne, tai, iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga, ne. Ir kitas etapas, ne, yra susitaikyti su tuo, kad tu jau esi alkoholikė ir tu niekada jokių pavydalų negali, ne, ragauti to, ne, kur yra etilo alkoholis, absoliučiai. Tai reiškia, ten saldainių, giros, Bet šitas vienas yra etapas, nes visa kita, ne, susideda iš mano, kaip sakyti, minčių. Man reikėjo susivokti pagrindinius dalykus, kad su mano galva yra negerai. Ne su manimi, bet su mano galva pačia yra negerai. Ir susitaikyti su tuo, ne, kad aš sergu labai rimtą ligą. Ne šiaip savo kažkokia tai, ne, kad ten nusikrapščiau šašą, ne, ir va, man užgijo, ir va, dabar labai bus faina, ne. Ne. Čia yra labai progresuojanti, klastinga ir mirtina liga. Ir iš tikrųjų, kiek aš susidūriau su tais dalykais, sakau, blembački, kai įsigilini, atrodo net, vidumi baisu pasidaro. Ant kiek jinai yra klastinga, kad, nes kame yra, kai jau tu susitvarkai su potraukiu, bet nesusitvarkai su tavo mintim, tai per ten kala. Ateina kažkokia tai situacija, kyla įtampa ir tada nepradedi makaluotis. Ir aš visą laiką, ir va su globotinė, ką mes šnekėjome, jinai pas mane yra tokia tvarkytoja, kur, jai būtinai reikia viską susitvarkyti, bet tik tais ne alkoholizmą, ne? Ir vakar, kai tik šnekėjome, ne, ir aš jai sakau, dar kartą noriu pasikartoti, kol nesusitvarkysi pagrindinės savo problemos, tol kitų problemų, garantuotai nesusitvarkysi. Tai mes kalbame apie alkoholizmą ir apie galvą. Kol nesusitvarkysi savo galvos, ne, ir savo minčių, tol nevyks kiti pašaliniai, ta prasme, tu negalėsi tvarkyti savo gyvenimo. Todėl, ką kalba pirmo žingsnio antra dalis, ne, kad kai aš pripažinau, antra dalis kalba apie chaotišką mano gyvenimą. Reiškia, ten burdakas, ne? Ir kas burdaką padaro? Aš padarau su savo mintim ir savo elgesiu. Va, todėl jau kitam žingsnį, man reikalingas tas sveikasis protas, racionalus protas suvokti, kad aš sergu kūno ir proto liga. Ir kad man tik tai su tuo padės susitvarkyti Dievas. Ir niekas čia daugiau man, nepadės. Ir kol to nesuvoksiu, ne, tol, sakau, pirmi 3 žingsniai yra patys svarbiausi. Patys svarbiausi jie ir, kaip pasakyti, tolimesniems. Ir nesvarbu, kiek kartų kartuoti. Pirmą kartą aš tai ten iš viso irgi nieko nesusiglaudžiu. Galvoju, what the fuck, apie ką, kaip čia pradėti, kur to Dievo galiausiai ieškoti, blem, nuvažiuoju į Merkinės piramidę, neveikia, blem, išeinu, niekas neveikia, žinai, nuvažiuoju į Liškevą, ten pabūnu, lyg tais tuo momentu nieko, išeinu, neveikia, blemba, o kas čia su manimi yra, tai kur tas Dievas, apie ką jie čia šneka, nieko nesuprantu, ne, kol iš tikrųjų, vidumi pajaučiau, kad, manyje yra Dievas, leisk jam atrasti tave, ta prasme, ryšį pagauti tą, nes aš Dievui neleidžiu, ne, ta prasme, su juo bendrauti. Aš visų užkertu tą kelią, ne, prieiti prie jo. Man patiko viena mano, kažkur tai, nežinau, man kažkas tai pakišo vieną, aš kažkaip, paskui jau supratau, kad tai yra iš Biblijos.
Jis, kaip ten rašo, net savo sąsiuvinį užsirašiusi, jis visą laiką yra tavo dešinėje. Ir man atėjo toks suvokimas, blembački, aš niekada nebuvau viena. Visą laiką su manimi buvo Dievas. Ir dabar jisai yra. Ir koks bebūtų tas sunkusis momentas, ane, Dievas yra su manimi. Todėl, kad aš sakau, be Dievo pagalbos toliau vėlesni žingsniai labai sunkiai sprendžiasi. 4 ten, ane, 5, kai tavo galva sako, ane, kad blemba, gal jai nereikia to žinoti, nesakyk, ar jai čia reikia, nereikia gal, žinai, ten. Paskui 8, 9, ane, iš tikrųjų tie sudėtingi etapai, ane, ir įgyvendint tą 10 yra, nuo 10 jau prasideda visas procesas. Taip, kad, tie sudėtingumai, ane, aš ir sakau, pats pirmasis žingsnis yra pats svarbiausias. Man bent jau. Nežinau, ar atsakiau. Ačiū labai. Tai dėkoju, labai gaila, kad laikas mūsų baigėsi. Labai dėkojam Raimondai, Jolantai, aplamai uždavusiems klausimus. Taip pat YouTube kanalo klausytojams, džiugu, kad mus randate, tai prenumeruokit mūsų kanalą ir išgirskite daugiau apie sveikimą ir patirtis. Šiandien su jumis atsisveikiname iki kito sekmadienio, iki